Šiaip tai turim ganėtinai stabilų rezultatą, nebent nori paspausti vieną kartą, normaliai paburnauti ir ties to viskas pasibaigs. Turim 6 cilindrus. This must be the daydream. Max got me the mad plan. My team never lied on. Due a visit from the facts, man. He be riding on the wave. I ain't got a lot to say. Mine's heavy, give me space. Pine's ready, let me blade. Šiandien pas mus BMW M4. Štai taip atrodo rakčiukas. Atidarom. Čia yra kabrioletas su standžiu stogu. Iš 3 dalių toks stogelis įdomus susilanksto. 3 litrai. Stokas visiškas. Aš galim pradėti nuo pačio priekio. Agresyviai atrodo. Visiems yra žinoma, aš manau, kaip atrodo tas ketvirtukas. Įdomus kapotas. O čia va, tokia yra forma. Dėl tarpinio oro užšintuvo, o čia naisas stovi. Atidarysim kapotą, po to pasižiūrėsim. Nežinau, ratai kaip ratai. Kažkam patinka, kažkam ne. Matosi, kad perforuoti stabdžių diskai yra gražus. Visgi čia yra E modelis. Turintis 317 kW standarte. Na va, štai toks užpakaliukas gražus. Nežinau, man patinka forma gale labiau negu priekyje, bet čia yra skonio reikalas, žinot, spėjau truputėlį prasilėkti, tai nežinau, jausmas toksai dvejopas, nes stabilizacija kaip ir ok, tu jauti automobilį, bet jisai vis tiek jaučiasi, kad daug yra tų garsų ir dėl to paties stogo ir bagažiniai, ten daug vietos viskas užima ir ten, žodžiu, yra kažkokie tai plastikai ir tas pats mechanizmas. Tai ką mes padarysim šiandien? Mes būtinai užvažiuosim pas į Black Smoke Factory, patikrinsim, ar tikrai čia yra stokas, kas vyksta ir pamatuosime ant dyno stendo patį automobiliuką. O dabar galime trumpai apeit, pasižiūrėti, kaip jisai atrodo iš vidaus. M4 ženklinimas, pakankamai erdvus salonas. Kadangi čia yra kabrioletas, tai tikėtina, kad važiuos tikriausiai 2 žmonės, nežinau, 4 tilps taip pat. Bet ką noriu pažymėti, kad vietos tenais gale nėra labai jau taip ir daug. Vat galim galvą įkišti, bet žodžiu su komfortu tikrai tenais nepasidės, nes va šita dalis yra tokia pakankamai, nežinau, nėra tokia minkšta. Bet nesmė, visgi tai yra kabrioletas ir mes važinėjame su juo savaitgaliais arba kai yra geras oras. Lietuvoje gero oro turim ne visai daug, todėl tam, kad pasidžiaugti, yra štai tokie aparatai. Atidarysim kapotą 2 kartus, bam, bam, tiesiog atsidaro va taip. Ok. Truputėlį yra dulkių, smėliuko, bet automobilis eksploatuojamas pakankamai dažnai, todėl nekreipkime tai dėmesio. Bet ir sakau, kad būtent priekiniam dangtį yra tas speciali tokia forma, vien dėl to, kad čia nieks netelpa. Ir aušintuvas pas mus čia stovi iš viršaus. Artūras labiau papasakos apie tai, kodėl reikia jį kartais išiminėti. Va tokia konstrukcija. Visi ją žinot, visi ją matė. Nelabai daug kas keičiasi. Ok, tai einam prie bagažinės dabar trumpai, kai stogas uždaras. Taip, čia kažkokie tai mano daikteliai. Čia turim vietą kažkokią tai.
Ir šitą dalyką reikia visą laiką laikyti va taip. Ir jeigu mes norim ateiti stogą nulenkti atgal. Ir čia nieko dėti mes negalim ant viršaus. Čia yra vieta, kuri yra, kada stogas užsilenkia, čia mes prarandam va šitą vietą visą. Tai kol kas ten galim dar dėti daiktus. Ir dar apačioj turim tokią va vietelę. Ok. Nu ir viskas. Žodžiu, vietos pakankamai mažai. Bet vėl pasikartosiu. Tai yra kabrioletas. Hop. Ir prisitraukia. Atsisėsim į patį saloną. Tai gerai, kad yra atmintis. Jeigu važinėja ne vienas žmogus, vėjelis pučia iš šitos pusės. Jeigu reikia muzika Harman Kardon, viskas pasirodo tada, kada mes važiuojam. Nes šitas automobilis tau neleis važiuoti tiesiog paprastai. Aš manau, kad nelysim į detalės, kokie mygtukai, ką reiškia, kaip kas, va, stogas, multimedija ir vairas. Ką mums reikia žinoti, tai kaip užvesti jį, paspaudėm, užsivedė. Paklausom, kaip dirba, kaip baubė, pavyzdžiui, ant M1, ane? Ok. Viskas aišku, aš manau. Ir taip pat projekcija. Labai patogus dalykas. Jo, čia yra tokia išpėva, žodžiu, matom tenais greitį, ženklus, galima dar kažką tai išvesti iš meniu pačio. Ką, važiuojam, prasitestuosim, iš karto įjungiam M1 režimą, M2 man nelabai patiko, nes reikia pačiam reiškia perjungti bėgius, bet garsas iš duslintuvo toks pat, sklendis atsidaro ir mes pasileidžiam, apsižvalgom ir važiuojam. Wow. Normaliai. Bėgėjasi tai tikrai smagiai. Būtų irgi fainai išklausyti nuomonės Black Smoke Factory Artūro. Minėjau, kad ten nuvažiuosim. Tai persikeliam, manau, tenais. Pažiūrėsim, ką šitas BMW M4 317 kW stokę galės parodyti ant Dino stendo. Na ir tada spręsime apie kažkokius tai rezultatus, ką mes gausime. Ir galėsime juos apibendrinti. O, neblogas mersiukas irgi. Žodžiu, keliamės tenais. Ir tada baigsim.
Opa! Labas. Ir šiandien vėl pas Artūrą, Black Smoke Factory. Labas. Žiūrėk, tai atvažiavom su M4. Tikra. Ne dizelinė. Ne dizelinė. Prasukom visą kitą. Davai tada truputėlį komentarų, kaip kas, ką gavom. Ir tada pailiu eisim. Kaip variklis, kaip dėžė ir ką čia Lietuvos liaudis gali iš jūs gauti šis. Lietuvos liaudis gali gauti mašiną. Okay. Tai prasukomės 2 kartus. Aha. Šiaip tai turim ganėtinai stabilų rezultatą, turi 590 newtonų, sukimo momentu, su gan geru išlaikymu savo sukimo momentu ir beveik 330 kW prie gaunasi 6,5 tūkstančio apsisukimų. Nors šitas variklis, jisai iš gamyklos turi tik tais 317 kW plus minus, bet šiuo atveju mes turime šiek tiek daugiau. Tai yra sunku pasakyti dėl ko, arba labai gyvas aparatas, nes mes neskaitam, kas yra surašyta į šitą mašiną, arba yra labai prastas čyvas. Tai va, bet labai abejotina, nes grafikas tikrai gražus, važiuoja tikrai gerai ir sukasi tikrai stabiliai. Gerai, gal tada trumpai apie variklį, kaip laiko? Iš vis. Jeigu aptarnaut ir jeigu prižiūrėt laiko, kaip ir visi varikliai, kaip daugumą variklių, tikrai gerai. Bet aptarnaut reikia tikrai dažnai, sakykime, dažniau negu reglamentas. Tai yra 5-8 tūkstančiai kilometrų su gera alyva, su gerais filtrais. Patartina įdėti originalą, kas liečia iš komponentų kažkokių žvakės originalas arba tikrai gero aukštos kokybės kažkokios reisinginės, tada šitas variklis tikrai neblogai gan važiuoja. Sakykime, turi tam tikrų niuansų dėl tų pačių indeklų, turi dėl hubų to pačio, bet vėlgi čia, jeigu drož tą mašiną tikrai daug, tikrai kasdien, pastoviai, dažnai ir jeigu tu nori iš jos daugiau performanso, stabiliai, tai faktas, kad reikėtų pasižiūrėti, kokia būklė motoro iš vidaus. Tai va, kad po to nebūtų per vėlą. Good. Tai jeigu mes palyginimui pažiūrėsim, pavyzdžiui, atvažiuoja Hebra, nori ten kilovatų, ane? Daug arklių. Daug arklių, visą kitą. O ką mes turim ant stendo pačio, nes stendas parodo tą tikrąjį skaičių, ne? Stendas parodo faktinį galingumą, kuris šiuo momentu yra generuojamas, tai yra ratais, plus su apskaičiavimu į motorą. Tai va, ta prasme, turim realiai motoro galingumą. Dažna problema, kada žmonės atvažiuoja ten, sakykime, su norais turėti daug, jie nori turėti daug ne pagal tai, kaip ta mašina važiuoja, bet jie nori turėti daug, tai yra gražų skaičių. Tai vat gražus skaičius šiuo atveju tai yra ne rodiklis, kad mašina gerai važiuos arba jinai stabiliai važiuos. Saugus variantas niekada nebus tas variantas, kada mes turėsim maksimumą iš to variklio. Tai mes turėsim daugiau, bet tikrai ne kažkokį fiksą, o tas skaičius, kuris gaunasi, jisai gaunasi pagal tai, kokios būklės tas variklis šiai dienai yra. Nebent nori paspausti vieną kartą, normaliai paburnauti ir ties to viskas pasibaigs. Tai darom kapotą, gal kažką papasakosi ten? Galim atidaryti kapotą. Davai. Turim 6 cilindrus. 6 cilindrus? 6 cilindrus, taip. Šiek tiek purvina, bet neapsėtė palavės. Čiagi BMW. Alyva nebėga, antifrizas irgi, lyg tai stendas dar švarus. Tai va, tai kaip ir gerai. Kaip standartui tikrai faina mašina, kuria tikrai važiuoja. Aišku, kabrioletas šiek tiek prašiau važiuoja negu tas pats kupas. Svoris, vėlgi svorio atžvilgiu turim šiek tiek jau mažiau galios. Tai va, bet agregatas neblogas, sakykime, pagerinus oro aušinimą galima turėti visai neblogą rezultatą su geru efektyvumu. Interkulerį reikia išimti tam, kad jeigu, sakykime, mašina, kaip šiuo atveju, jinai yra
mes nežinom, ar jinai yra programuota, ar jinai neprogramuota, ar jinai yra gamyklinė būsena, ar negamyklinė būsenai, nes kaip mes matėm per prisijungusių diagnostiką, kad yra klaida, kuri nusako, jog softas yra negamyklinis. Kas jame daryta, mes tiksliai dabar negalim pasakyti. Tai geriausiai šiuo atveju tai yra išskaityti softą tiesiog iš variklio kompiuterio. Kad tą padaryti, mums reikia prieiti prie jo, tam reikia nuimti kulerį ir prieiti prisijungti tiesiogiai prie variklinio kompo. Gut, nu ačiū už komentarus, tai, nežinau, važiuojam, pasitestuosim ant kelio, pasižiūrėsim. Tai Gabrielėtas šilta laukia. Šiandien šilta, jo. Faina. Ačiū, kad davė tokią galimybę mums ir susimatysim kitose tada video. Ačiū tau. Visada prašau. Iki. Pravažiavom ženklą. Na ir dabar bėgėjamės. Patį vairavimo jausmą. Tai, kaip ir minėjau, kabrioletas jisai, jaučiasi, kad tas stogas jisai yra atskiras nuo tavęs. Aš girdžiu kažkokius tai garsus pastoviai, ypač kai mes važiuojam per nelygų kelią, kai šuliniai pasitaiko prie vieno, prie kito rato. Tai tada jaučiasi tas toksai sudrebėjimas visas automobilis, toks kaip atskiras. Bet labai jaučiasi ir per šikną, ir per ratus, ir per stogą. Žodžiu, kaip čia jums pasakyti, daug tų garsų yra, aišku, švilpia vėjas, nežinau, gal čia koks stogas nesureguliuotas ar ką, bet, 18 ir viskas. Jau garsų yra tiek daug, kad, manau, susikalbėti būtų sunku. Bet kaip ir minėjau, svarbiausia yra šitam automobilį, tai yra emocija. Emocija, kurią jisai atneša už tuos pinigus, kuriuos tu investuoji šitą automobilį. Nupirkai, jisai tikrai atneš daug laimės, daug šypsenų. 100%. Nes jisai gali. Galingas automobilis. Provokuojantis automobilis. Viskas, ko ten reikia. Kai perki BMW, tik to ir reikia, ne? Posūkis, okei. Aš manau, artėjom prie pabaigos jau, taip ar taip. Nes pabuvom pas Artūrą ir Artūras ką pasakė, jūs visi girdėjot. Kokie skaičiai yra YouTube, Instagram ar dar kažkur, tai nieko visiškai nereiškia. Automobilis turi važiuoti, jo diapazonas turi būti teisingas. Ir momentas, ir apsisukimai, ir taip toliau. Automobilis važiuoja ok, mes žinom, kad pagal visus parametrus ten turi būti 317 kW. Gavome šiandien truputėlį daugiau. Svarbiausia, aišku, yra dar ir tikslas. Koks yra tikslas to galingumo ir ką tu su juo darysi. Miesto sąlygom, plente, 0-100, 100-200 ir taip toliau. O mes smagiai važiuojam, smagiai praleisim dar vakarą su šito automobiliu ir pažiūrėsime, kasgi bus toliau. O visiems jums didelis ačiū, kad žiūrite mūsų kanalą. Mano vardas Donatas ir kanalas vadinasi Donatas Drive Hub. Pasimatysime kitame video. Bam!